mes turim grupę, taip? Taip. Tai yra grupė. Grupė, kuri vadinasi Solo. Solo? Šiai dienai. Solo. Šiai dienai. Čia šios dienos pavadinimas, ne? Šios dienos. Kad ir kaip keistai beskambėtų, ši trijulė iš Utenos tikrai vadinasi Grupė Solo. Tai yra vienas. Sako, šiandien tą pavadinimą ir sugalvojo. Aš esu Rymantas, man 56 metai. Aš esu Tomas, man 28. Aš Agnė, man 29 metai. Tuomet jie pradėjo pasakoti ilgą istoriją apie tai, kuris, kada, kokioje grupėje grojo, kuris, kurį neseniai parsigabeno iš Vilniaus atgal į Uteną ir taip toliau ir dar painiau. O paprasčiausiai viskas buvo taip. Ėjau į biblioteką knygų pasiimti. Nuo puodų taip, su treningu ir pamačiau X Factor ir ten filmuoja, ar ką ten daro ir tiesiog užsukau paklausti, ar tai tikrai tiesa. Nu gerai, čia padainavau ir bus geresnių ir mane paskambins ir... Agnė sako, kad padainavo tikrai labai gražiai ir eilėraštį pradžioje padeklamavo, bet kad toks stilius gali tikti blizgančiai ir paviršutiniškumu anot jos atsiduodančiai X Factoriaus scenai, tikrai nesitikėjusi. Aš nenorėjau čia. Nu ką žinau, norėjau, bet... man dabar čia taip išėjo. Tai buvo skirta. Na, saikingai pakoketuoti galima. Bet juk dainuojantiems reikia klausančių, tiesa? Aš sakiau, Kiekvienam žmogui būdinga. arba važiuojam, arba nevažiuojam. Sakau, o jeigu ir važiuojam, tai darykim taip, kad čia mums tas pats, mums vienodai. Pakliūsim mes ar nepakliūsim, nesvarbu. Galiu kirsti lažybų, kad jiems tai tikrai ne vienodai. O kai bus, netrukus ir pamatysim, ir išgirsim. O, čia dabar čia bus jau jaučiu. Čia bus ispaniškai. Labas vakaras. Esame iš Utenos, Rimas, Agnė ir Tomas. Jėga. Malonu. Dainuosim dainą, kurios nesat girdėję, tikriausiai. Žodžius galbūt ir žinot, o... Gerai. Ta prasme, jūsų pavadinimas. Mūsų grupės Solo. Taip. O ar tai yra jūsų kūrybos daina? Muzika, mūsų žodžiai... Yra Utenoje poetė Regina Katinaitė Lumpickienė, tai čia bus jos žodžiai. Kodėl jūs atėjote į X Factorių? Atėjom savęs išbandyti. Supratau. Nes jūs tikriausiai suvokėt, kad tarkim yra ir tolimesni etapai, kur galbūt ta pasiūla kūrybinių sprendimų gali būti ir našta. Suprantat, taip, kad reiškia, jūs atėjot pasižiūrėti, kaip jums seksis ir norite tobulėti. Gerai, važiuojam. Taip. Klausome jūsų, linkime sėkmės. Ačiū. Kadgi premjerai laiko niekada nebus. Kadgi premjerai laiko niekada nebus. Ir bandom dar kažką susigrąžinti. Kažko nepastebėto prisišau. O, kaip margai birželio pievos žydi, vasario pusnys lygi padangaus. Širdie, kokia to išsiblaškius, visi keliai tik per tave, tarsi stovėtum perone su bilietu kažkur į šiaurę. Širdie, kokia tu išsiblaškius, visi keliai tik per tave, tarsi
Nu, Samai, papasakok, kaip tau. Iš pradžių įsigandau, po to gerėt pradėjo, po to visai gerą pasidarė, po to vėl įsigandau. Tai va tokie jausmai šito dramatiškai dainoj jūsų, bet jūs labai gerai ant tos kėdės raitėtės, kaip gyvatė. Jūs kaip kobra, taip būrėt visus ir kobriškai gerai šnipštėt, dainavot. Ta prasme, iš tikrųjų, jūs tikrai labai gerai perteikėt visą emociją, viską. Man tik šiek tiek vyrai kliuvo truputėlį, galėtų padirbėti su gitarinė išraiška, tikrai galite geriau apžaisti instrumentaliai. Tai, bet man tikrai patiko, labai. Pirma impresija buvo tokia, Lina Orlova plus Aistė Smilgevičiūtė. Po to ta impresija dingo ir aš nežinau jūsų vardą, atsiprašau. Agnė. Ir po to buvo Agnė. Ir Agnė atsirado gerąją prasme išprotėjusi. Ir iš tiesų jūs esate mūsų kontekste visiškai kitokie. Ir aš tokią muziką tam tikrą prasme prijaučiu. Aš prijaučiu poezijai, dainuojamai poezijai, bardam mūsų. Ir aš nežinau, aš klausiau, man buvo gražu, aš nelabai gilinausi į detalės ar į kažkokias klaidas, tai buvo antram plane, o visa kita buvo istorija. Ir mane tai palėtė. Ačiū jums labai. Ačiū. Marijonai. Taip, apie tai, kas man nepatiko. Teatras, tas kalbėjimas pradžioje, realiai tai yra, mano galva, yra siaubinga įsivaizdavimas, kad iš esmės neva tai su potencija būti gilų žodžiai, išreikšti labai teatrališkai, staiga visus palies ir jie skambės kur kas svariau. Ne, jie svariau neskamba, tai atrodo nuvalkėto klišė ir naudojama labai daug kartų ir tiesiog tai darosi nuobodu. Antras dalykas - gitaros. Jūs esate du gitaristai ir grojate nesvietiškai nuobodžiai. Visą laiką tą patį praktiškai, visą laiką tas pačios linktys ir tai yra šiaip nuobodu. Mergina stengiasi, kankinasi ant tos kėdės, duodasi, jūs tiesiog Tas yra bėda. O visa kita taip, reikia pripažinti, kad mes neturim daug tokių pasirodymų, tai yra pakankamai unikalu, skanu, pakankamai kokybiška, įdomu ir be jokios abejonės turi teisę gyvuoti ir mūsų projekte ar už jo ribų, kuriems tenai šaus į galvą. Man jūs labai prancūziška, labai graži suknelė, man jūs žiauriai patiko. Ačiū labai. Ir dar jūsų balsas kartais suskamba kaip Alanis Morissette, kas man absoliučiai prie širdies. Žiūrėkit, kaip ryte. Koks būtų mūsų verdiktas? Taip. Marijonai. Taip. Juste. Taip. Turit 4 taip. Keliaujate į kitą etapą. Gavot velnių kaip maži vaikai, ar ne? Suaugę žmonės. Bet kartais reikia. Bet kokiu atveju, jūs šaunuoliai, mes jūs sveikiname ir pasimatysim kitame etape. Ačiū. Puiku, sėkmės. Hei! Ačiū, kad žiūrėjai. Ar nori dar daugiau video? Jeigu taip, spausk prenumeruoti. Daugiau apie X Faktorių naujienų ir pramogų portale tv3.lt.